Dabar pereinam prie įvadinio, ką kolega sakė įvadinėme, kai šitie skaičiai pasirodė Lietuvos spaudoje po gerbiamo ministro Sekmoko vizito. Ir truputėlį apie palyginimą ir šitų skaičių. Šitie straipsnis buvo paskaičiuotas, pasirodęs viešai 2009 metų pabaigoje. Jeigu mes apibrėžime vakarų Lietuvos teritoriją maždaug tiek, kiek aš jums rodžiau paplitimą, apie 15 000 kvadratinių kilometrų, pagaudimus mes gausime tie prognoziniai geologiniai ištekliai būtų virš 500, apie 600 milijardų kubinių metrų, bilijonų kubikmeters. Suvienodinau aš čia palyginimui dimensijas. Paskaičiuotų agentūros to leidinio, kurio Jungtinių Amerikos valstijų, kurio pristačiau duomenimis, skaičiai yra pateikiami taip, apie 500 bilijonų kubinių metrų geologinių išteklių ir 100 spaudoje šitie skaičiai buvo konvertuojami arba ne, apie 113 milijardų kubinių metrų arba 4 trilijonai kubinių pėdų techniškai išgaunamų išteklių. Kai tik pasirodė šitas, tai yra viešoje erdvėje, iš interneto galima susirasti ir išsiimti, pasidarė įdomu, kokiais duomenimis remtasi buvo atlikti ir metodika yra, man nežinoma, tačiau duomenys išeitiniai buvo mano ir kolegės porą publikacijų ir vienas, man atrodo, geologinis bendrai, tas frameworkas buvo paimtas iš kolegų estų publikacijų. Reiškia, tai yra negirimasis, tai yra parodymas, kad tais skaičiais, kuriais mes mano žiniai galime operuoti Lietuvoje, jie yra prognoziniai, preliminarų skaičiai, atlikti duomenimis, kurie buvo surinkti, ne vienas tikslinis tyrimas, gaunant tiek šitus skaičius, tiek šitus nebuvo atliktas. Tai yra buvo surinkti duomenys, kurie tinkami ir ką mes turime sukaupti tyriant naftos ir dujų potencialą, tiek geologinę sąrangą. Ir buvo paskaičiuoti, nes kildavo iš karto klausimas vis tiek, pradedant kalbėti, ar tai buvo dujų asociacijų, su dujininkais kalbėjom čia prieš porą metų, su politikais, klausimas buvo pirmas, duok skaičius. Tu man duok bet kokius skaičius. Tu čia man nekalbėk. Tai buvo tie skaičiai pabandyti paskaičiuoti, jie ne tiek jau daug skiriasi, bet kaip jau minėjau, tai yra prognoziniai ir preliminarūs. Iš to seka kas, kad norint ką nors tiksliau pasakyti tiek apie potencialą, o jau pereinant prie to, kas domina naftos bendrovės, energetikos ir ten ar keis rinką, yra klausimas, kiek galima išgauti. Ir ar kiek tai bus, tada jau toliau tai ekonomiškai apsimoka, bet pirma, produktibiliai. Naftos kompanijos sakė, gerai, potential baigiam, sekantis, jūs mums sakykit produktibility. Kiek iš to mes galime išgauti, tada mes jau žiūrėsime, ar tai komerciškai apsimoka. Tam reikalingi tyrimai tiesioginiai. Tai yra paieška ir žvalgyba. Specifika skalūninių, sakykime, angliavandenilių tyrimo yra tai, kad be abejo reikalinga surinkti visą medžiagą netiesioginių tyrimų, duomenys apie kernagio, cheminiai, analitiniai tyrimai. Galėsim paskui įdomu aptarti, tačiau šiuo atveju neišgręši gręžinio, nepažiūrėsi, kiek bėga ir kurį laiką bėga, nepasakysi nieko. Vadinasi, reikalingas gręžimas. Pradžioje pradedant nuo vertikalaus, surenkant pavyzdžius, paskui reikalingas horizontalus ir tai jau yra specifika, ženkliai besiskirianti nuo tradicinės naftos geologijos reikalavimų. Kas daroma šaly ta kryptimi? 2012 metų pradžioje numatyta skelbti naujas angliavandenilių išteklių naudojimo konkursas. Taip sakant, naujas licencijavimo konkursas. Matote, būtų plotas. Vienas prašytas plotas seniau buvo paprašytas, matot, užneštas abi ribas tiek Amerikos specialistų, tiek, sakykime, Lietuvos, apie potencialą skalūnų dujų. Matote, kad mėlynas, sakykime, tos auksinės vietelės jos turi šeimininkus, kitaip sakant, leidimai yra išduoti, kas lygia yra štai šitą vakarinė Lietuvos dalis, joje ir skelbiamas konkursas šitiems dviems plotams. Spavo procedūros strateginio poveikio aplinkai vertinimo, procedūros beveik baigtos. Ir ką galėčiau tai trumpai pasakyti, kad lyginant su kitais konkursais, kiek man teko jau susidurti, yra stebimas, kiek jis realizuosis veiksmais, tai bus matyti taip, bet šioje stadijoje labai didelis tarptautinių
užsienio kompanijų susidomėjimas, būtent skalūnų dujų aspektų ir įskaitant didžiuosius žaidėjus, kuriuos matote degalinėse ir žinote.